Taip, sveiki, sveiki partneriai, kas prisijungia, va, matau, Svajonė prisijungia, gerai, tai mes jau trysia. Tai Daivutė sakė, jeigu spės, nes, sakau, jinai sakė, laidotuvės važiuoja šiandien, o Anglija, nu, jiem laikas skiriasi, tai gali būti irgi negali, bet aš galvoju, gal dar, bet ir toj grupiai, kur į kelionę irgi parašiau, nu, žodžiu. Tai pradėk, Linute, tada tu pasakot. Taip, gerai, tai sveiki visi dar kartą ir mm, pasidalinsiu aš savo įspūdžiais. Šiaip apie lankytinas vietas gal nepasakosiu, na, mes kiekvienas pamatom, susipažįstam, bet aš noriu pakalbėti apie daug svarbesnį dalyką negu aplankymas miesto. Taip, mes ten lankėmės, bet ką mes patyrėm? Kai mes leidžiam savo, pirmiausia, leidimas savo. Kai mes leidžiam savo keliones, mes save ištraukiam iš kasdienybės, kurioje esam kiekvieną dieną. Ir tai mums duoda mūsų augimą ir mūsų plėtrą. Visų pirma, kelionė į bet kurią kitą šalį tai yra, na, sakykime, mini diskomfortas, nes kažkas neaiškaus galbūt, šioks toks jauduliukas, intriga, įdomu. Tai jau mes suteikiam savo kūnui įvairių patirčių. Antras momentas, kiekviena šalis turi savo energetiką ir savo istoriją ir savo architektūrą. Tai va šitą dalį, aišku, mes nuvažiuojam ir pamatom. Romai, na jeigu labai labai trumpai, labai tikrai ta dvasia prabangos, gausos, istorijos labai jaučiasi. Labai jaučiasi. Ten įėjus į bet kurią bažnyčią, aš net negaliu išskirti, aišku, gal Vatikano įspūdingiausiosios, bet į bet kurią beeičiau, man ten iš tikrųjų akis mėgaujasi ir malonumas vien žiūrėti į jų architektūrą ir iš vidaus, ir iš išorės. Ir kas vyksta dar, kai mes vykstam į keliones? Mes patiriam ne tik fizinę kūno atgaivą, bet ir emocinę. Nes galima atostogauti namuose, kai ateina laikas atostogauti, bet kai mes suteikiam savo atostogas neplanuotas, va taip kaip dabar, mes auginam save, mes einam iš komforto zonos. Ir čia noriu pasakyti tom, kurios mėgsta planuoti keliones pagal faktą. Vat yra pinigų, planuoju. Brangiosios, ne. Gausa kelionės ateina pas mus tada, kai mes perlipam šitą, kad aš jau tam sukaupiau, nes visuomet bus, kur išleisti pinigus, visuomet. Bet ypač jeigu jūs norite augti finansiškai, jūs turit pradėti perlipinėti savo ribas. Tai yra pagal faktą. Pradėti gyventi ne pagal faktą. Reikalingas finansinis raštingumas, aš apie tai nekalbu, kad to nereikia, bet kelionės, o ypač kai mes gaunam iš kompanijos padengta, ar pilnai, ar dalinai, nesvarbu, vis tiek dalis jų yra padovanota, jūs jau sutaupot. Ypač jeigu jūs nebuvot Romui, čia kaip pavyzdys, kodėl aš priėmiau sprendimą. Aš 2 kartus leidausi Romui, bet tai buvo man tik tai tas taškas, kur nusileidau ir vykau į kitą Italijos dalį. Tai aišku, norėjau aplankyti Romą, bet net jeigu ir būčiau joje buvus, vis tiek būčiau vykusi, todėl kad čia gaunasi tokios atostogos, tarsi kažkas už mane suplanavo. Jeigu aš paleidau kažkokią mintį, kad aš noriu eiti į gausą, noriu eiti kiek įmanoma lengviau, kiek įmanoma moteriškiau, su džiaugsmu, pats man dievulis ar kūrėjas, ar kuo jūs kiekviena tikit. Taip, mano kūrėjas yra su manim. Ne kažkur ant debesėlio, ne bažnyčioj, bet jis su manim. Tai va ta aukštesnė jėga man ir suplanavo, šia brangioji, tau kelionė, kad tu turėtum daugiau energijos, daugiau resursų, po to darbui atsigauk, pailsėk ir toliau keliauk. Tai brangiosios, čia apie tai, kad verta priimti iššūkius. Nežiūrint to, kad truputėlį ir pašalau, antrą dieną atsigaudinėjai, bet, na, mes turim probio C ir jau, antroji diena, galvoju, taip, antroji tokia, jau net pasimečiau, kada čia mes grįžom šeštadienį, aš jau paryčiui. Nu, tai sekmanis, pirmanis,
na, trečioji, sakykim taip, nes pirmą dieną nieko nejaučiau, greičiausiai tas Lietuvos jau oras mane pasigavo, bet aš įsitikinau, kad probiocija veikia. Vėlgi, vieni pliusai. Kelioniai pailsėjau ir fiziškai, ir emociškai, praplėčiau savo open mind, praplėčiau savo energetiką, patyriau, įsikvėpiau ir žinoma, kad dabar aš padarysiu daug daugiau. Ir kas buvo, aš aišku, prieš kelionę dar svarsčiau, važiuoti, nevažiuoti, čia savaitę išsimeta, galbūt darbų daugiau padaryčiau, pasikalbinčiau mergaitės. Kas nutiko? Aš tą savaitę nepilną buvau kelionė, mergaičių nekalbinau, tik tai kėliau storius. Taip, kėliau tik storius ir filmavausi. Dvi mergaitės pačios iki manęs atėjo. Man nereikėjo nieko specialiai dėl to daryti. Jeigu aš būčiau, ir tarp kitko labai stiprios moteris. Jeigu aš būčiau namuose tai darius, aš nežinau, ar jos būtų mane pamatę. Viena būtent, tarp kitko, abidvi, dėl kelionių. Abidvi kreipėsi, parašė, viena kreipėsi, kitą sutikau lėktuve, dėl kelionių. Matot, kaip įdomiai kūrėjas veikia per mus. Aš buvau užklausą paleidusi, kad pas mane ateitų stiprų žmonės. Aš į čia žiūriu kaip į verslą. Ne, produktas, kad veikia, aš ir taip žinau, atsiliepimai tai rodo, bet aš, jeigu jau atėjau, tai kaip į verslą. Tuok tėvuliu man stiprių žmonių, atveskite mane žmonės, kuriem tai tiktų ir patiktų. Ir vuolia, prašau, tie žmonės ateina patys. Matot, kai mes darom iš proto, gaunasi kartais labai labai sunkiai. Kai mes darom iš pajautimo, šia tau brangioji dovana, vyk, nes tu nežinai už to žingsnio, koks bus kitas žingsnis. Tai va, tai aš čia, toks mano gal pasidalinimas. Aušyte, ar užskaitysi, ar dar kažką? Aš tai užskaitysiu tikrai, nes nenoriu per daug užimti eterio. Bet aš labai dėkoju tau, nes iš tikro paantrinsiu tau 100% pritariu, Linute, pirmiausia yra ketinimas, ne? Ir tu teisingai pasakei, jeigu tu lauki to momento, kada gal tau atliks pinigų, ar tu sutaupysi, kažkur uždirbsi daugiau, ar ten vėl, tai gaunasi, kad tu visą laiką esi atidėliojime ir tik tai norėjime. Noriu, bet niekas nevyksta. Bet kada tu tą tokį suformuluoji ketinimą, nes iš tikro su Roma tai man labai įdomiai gavosi, kaip ir Linutė sako, buvau tam taške, bet nieko nemačiau. Tai aš daug labai keliauju ir tikrai jau daug šalių esu aplankius. Italijoje niekada nebuvau buvus, kad taip pabūti, pavaikščioti ir pamatyti. Ir kada mes šiais metais jau su draugė pradėjom kalbėti apie kelionę, galvojom gal kokiam gegužį, ir man pradėjo vis kristi Italija, galvojom, geras, įdomu, tai Italija niekad nebuvus, bet tai kur čia dabar pats čia į tą Italiją, žinai, ir kažkaip ta mintis, faina būtų, ir aš nustumiau tą mintį, bet visą laiką mane ta Italija kažkaip vis pasivydavo. Ir žinokit, kelių dienų bėgyje aš sužinau, kad kompanija siūlo galimybę skristi į Italiją. Galvoju, wow, tai kaip aš sakau, sutapimų nėra, tikrai tu paleidi kažkokį ketinimą, jisai tau pildosi, aš nežinau kaip jum, bet man tai dabar aš tik tai kažko panoriu, man viskas vyksta daug greičiau negu bet kada. Tai va, tai galiu tą patį, ko gero, pasakyti, kad be galo sužavėjo Roma ir grįžus ir su vaikais dalinaus, ir su vyru, ta jos didybė, tie pastatai, tie vienas už kitą gražesni ir jie kiekvienas turi tam tikrą istoriją, kai kurie restauruoti, bet daug pastatų. Tas Roma turi tą gilę istoriją tokią ir tą senamiestį ir tų bažnyčių, jų yra be galo daug Romoje ir turbūt niekam nepaslaptis, mesgi žinom, kad tai tokia daugiau katalikiška šalis ir tų bažnyčių labai daug, bet nuoširdžiai pasakysiu, nesijautė religijos šitoj, šitą miestę.
aš esu buvus Jeruzalėje ir Izraelyje, ten labai stipriai jautėsi religija visur, kur eini, tas tokia net dvasia. O čia kažkaip žmonės labai atsipalaidavę, šilti, draugiški, linksmi. Ir prisireagavom Italijos maisto, mergaitės picas išragavo, be abejo būtina paragauti Italijoje ledų jų gamybos, nes jie tikrai išskirtiniai. Ir aišku, sužavėjo mane labai ypatingai bazilika. Tas grožis, vidinė architektūra, aš visą laiką, kai nuskrendu ar kažkokią šalį, mane žavi architektūra, eksterjeras, tai yra kaip priderinti augalai prie tos architektūros, tai galiu pasakyti, kad labai gražu, labai įspūdį padarė Romoje skėtinės tos pušys, ten juodoji pušis, būtent skėtinė forma, kur niekada niekur nemačiau, tai man buvo nauja, aš negalėjau atplėšti akių nuo tų pušų ir man toks grožis, taip suderinta ir jos tokios didingos prie tų pastatų, tai aš taip džiaugiuosi, kad aš išvažiavau tą kelionę, kaip ir su Linute mes šnekėjom važiuoti, nevažiuoti, mes dar iš pradžių nebuvo tiesioginio skrydžio, tą pačią dieną mes čia svarstėm ir va tik tiek trūko, kad atsisakyti tos kelionės, bet atsikėlus ryte vėl atėjo kita mintis, kaip padaryti, kad mums būtų gerai ir mums labai gerai gavosi. Ir dar galiu pasakyti, kai nuskridom, tai vėl staigmena kompanija padarė, nes buvo tik viešbutis užsakyta, be pusryčių, be nieko, kai atėjom į savo kambarį, sužinojom, kad mums ir pusryčiai išpirkti. Tai vėl pasirūpino kompanija, kad mums tik tai būtų gerai. Turėjom nemažai susitikimų ir atskirai su Zimsu ir Leo. Aš kalbėjau dėl tam tikrų kompanijos reikalų ir bendrų turėjom reikalų, daug Zimsas papasakojo. Tai aš gal po to pasakysiu tą, ką mes išgirdom. O dabar buvo Snieguolė. Tai Snieguolė, jeigu galėtų įsijungti kamerą, vaizdą ir papasakok, kokį tau įspūdį paliko Roma ir kaip tu patekai į tą Romą, nes Snieguolė, tai atsiprašau, nes Snieguolė svajonė. Mačiau tikrai, kad esi. Taip, tai patekau labai staiga, praktiškai prisijungiau ir iš karto kitą dieną paskelbė, kad į Romą galima kvalifikuotis. Tai, neužilgo taip ir padariau. Ir man dėl važiavimo, tai ašgi neuždirbau čia daug pinigų ar kažkaip galėjau pradėti ten dvejoti ir taip toliau. Bet aš šiandien gavau papildomus 1,5 štukos, tai net negalėjau įsivaizduoti. Ir aš žinau tą jausmą, kai man buvo, prisimenu, iš dvynukų ar iš mažo išėjau į tą, kai reikėjo pasirinkti iš sodros, dvigubą 2 metus ar 1 metus ir aš tada, prisimenu, pasirinkau 1, nes ten skaičiavau ir kitą mėnesį aš uždirbau 4,000 ir aš galvojau, kai galėjau 2 metus pasirinkti. Ir po to visi mano sprendimai buvo taip, kad nėra pinigų dabar, bus. Bet man reikia daryti tai, ką aš jaučiu, kad man reikia daryti. Tai aš prisimenu ir su Sauša dar diskutavau, čia taip. Ir aš sakau, jeigu kas, nugi padėsim. Ir man to užteko visiškai pilnai. Man nereikėjo tos pagalbos. Man praktiškai kelioniai dar suplaukė pinigai. Pakankamai ir dar liko ir dar šiandien parėjo. Ir dar visas šturmas laukia. Tai, va čia yra energija. Energija, jinai visą laiką yra kuriančioji, jinai daugina tos pinigus. Kai mes norim, tai, nežinau, visata Dievas mato tą visą ketinimą, nes, norėti, tai norėti. Kaip sako, susitinka 2 merginos ir sako, sako, kaip aš noriu Ispaniją. Taigi tu praeitais metais norėjai. Ir šiais metais noriu. Tai jau buvai? Ne, nebuvau, bet noriu. O kas bus, jeigu užsipildys, tai man reikės naujo noro galvoti. Galvoju. Tai ta prasme, taip ir būna, kad kai kurie tik tai noriu ir gyvena tom tarsi norų kažkokiu tai.
Tai man net vaikai sako, o dabar dar kartą važiuojam į tą Dubajų, aš jau 3 kartus buvau. Sakau, žinai, sakau, pasaulyje kiek dar kelionių yra ir kur mes dar nebuvom. Tai praplėskim visą šitą matymą ir patyrimą ir ką mes ten supratom. Man iš esmės labai patiko susipažinti su jau esama komanda, su jos lyderiais, kurie ryžosi čia atvažiuoti, labai ir tiek su Daiva, tiek su Linute, tiek Londono mergaitėm. Nu, tai patiko visas vaibas, toks susibendraujantis ir toks kartu besilaikantis, kas man labai patiko iš tiesų. Patiko, aš kaip vadinu, tai buvo mano susitikimas su vadovais, pakankamai greitai, aš ar taip būčiau su jais susitikus kitais būdais, bet vis tiek, nes, kai nori bendradarbiauti su kompanija 30 metų ir daugiau, tai natūralu, kad nori pasipažinti vertybės, kuo gyvena, kaip šneka, kokios misijos, vizijos ir ateities planai. Tai būtent aš tai ir gavau, labai faina. Pati Roma, mano viena iš draugių kitoj pusėje, Romos Peskaroje gyvena, tai kai aš pasidalinau istoriją apie tas pušis, sako, tai iš to ir atpažįstama Roma. Tai yra jos kaip ženklas, kad tu buvai Romoj, tai čia jų kaip atpažinimo. Tai, nes tikrai kiekvieną rytą važiuodami su taksi, kiekvieną mielą rytą matėm tos pušys, jos tokios nubraldė, žavu iki negaliu. Vat kaip bonsai medeliai, tik tai dideli. Ir aš dėl bonsai leipstu. Tai čia buvo wow, tarsi, visur. Kadangi aš ne katalikų tikėjimo, tai man šiek tiek buvo, supratau, kaip tas visas Marijos kultas iškeltas, bet, priimi kaip istorinę dalį, kaip iš kur viskas atėjo ir taip toliau, tai irgi buvo faina. Ir maisto priragavau, išsikėliau savo tikslą ten paragauti tiramisų, suvalgyti makaronų, suvalgyti lazanių, tai viską išpildžiau. Sakau, tai buvo tokia... Ledų svarbiausia. Ledų tai aš buvau valgius, bet aš žinau, bet tai kaip mums padėjo Kolangardas, aš galvoju, tada, kai jautienos atnešė 6 gabaliukus, galvoju, o dievai, ta prasme, tiek suvalgyti. Ok, suvalgiau viską, bet galvoju, man taip stovės, nes pas mane tas metabolizmas galbūt lėtesnis kažkaip, tai galvoju, man dabar stovės ilgai. Ne, vakariai kariu Kolangardą, te galvoju, kad tualetą užkimšau. Bet tai buvo ten po to ir londonietės, ten kitą dieną pralaukė, tai po to tik tai Kolangardą išgėrė. Sakau, ką laukt, sakau, viskas pilnas, absoliučiai skrandis, viskas ten kol praeis, sakau, reikia paskubinti procesą. Tai labai tas Kolangardas super suveikė ryte, fantastiškai, vėl lengvučiu su vėliu mes ten į miestą važiavam. O grįžus mano sūnus buvo labai kosėjo, taip, dar jisai pats sako, neugi čia man koks plaučių uždegimas, sakau, palauk, tai iki plaučių uždegimo dar gyvenk. Tai 3 kartus išgėrė probioC, viskas. Sekmadienį jisai buvo štai kaip sveikutėlis, nei šiandien nieko nebekosti visiškai nuo sekmadienio. Tai per vieną dieną sutvarkyti, jūs rimtai? Tikrai. Tai va, tai tokios ir... Labai geros nuotaikos, tikrai. Labai smagu, ačiū.